Sveiki sporto klubo Kronos lankytojai. Šiandieną jūsų dėmesio antroji Kronos TV laida ir joje mano kolega Sergejus žarstys savo patarimus, kaip taisyklingai sportuoti. Taigi, Sergejau, kokį pratimą šiandieną parodysi? Kiekvieno kultūristo vizitinė kartelė be abejonės yra galingas bicepsas. Šiandien aš jums parodysiu klasikinį bazinį pratimą rankų lenkimas už štangą stovint. Šiandien mes su jumis aptarsim klasikinį bicepso pratimą, dažniausiai pasitaikančias klaidas ir teisingą darymą. Ko gero, ne vienas kitas pratimas nevyksta taip gerai bicepso masė ir jėga kaip štangos lenkimas stovint. Pradedam nuo teisingo paėjimo. Paimam štangą pečių plotyje, atsilušim atgal, krūtinė į priekį ir lenkiam. Alkūnės lieka šonuose. Kai keliam štangą, išpučiam orą, kai leidžiam, įkvepiam. Keisdami paėjimo plotį mes galim akcentuoti vidinę arba išorinę bicepsų dalį. Jeigu darysim siaurai, mes akcentuojam išorinę bicepsų dalį. Dirbs išorinė bicepsų dalis. Paimdami štangą plačiai, mes akcentuojam vidinę bicepsų dalį. Dažniausiai pasitaikanti klaida tai yra amplitudės sutrumpinimas. Tai yra toks darymas. Tokiu būdu mes trumpinam bicepsą. Antra pagal populiarumą pasitaikanti klaida yra taip vadinamas cheatingas. Tokiu būdu mes nuimam visą apkrovą nuo bicepso ir sumažėja pratimo efektyvumas. Dar viena klaida tai yra rankų ir riešų užsimetimas. Tokioj padėty mes nuimam visą apkrovą nuo bicepso ir taipogi mažėja apkrova. Riešai turi būti tiesus arba biški atlenkti į šoną. Aš dabar demonstruoju idealų pratimo darymą. Ne kiekvieno žmogaus lankstumas leidžia jam daryti šį pratimą su tiesia štanga. Jeigu jūs jaučiat skausmą riešuose, tai patarčiau pasirinkti lenktą štangą. Atliekam viską tą patį, kaip aš žodžiu su tiesia. Pilna amplitudė riešai nuo savęs. Imdami štangą siaurai, akcentuojam išorinę bicepso dalį. Norit ištreniruoti bicepso masę, rekomenduojama daryti 4 priėjimus po 8-10 kartų. Norit išryškinti 12-15. Norit ištreniruoti jėgą, pratimai darome iki 6 pakartojimų. Kad turėti galingą bicepsą, be abejonės reikia vartoti tam tikrus maisto papildus. Vienas iš geriausių pasirinkimų būtų kreatino monohidratas. Ir šio klausimu mums geriausia patartų mūsų partneriai Maisto sportui. Šiandien norėčiau pašnekėti apie sportininko mityboje naudojamus papildus, kurie suteikia energijos, kaip daugelis sako, sprogstamos energijos, gali padėti padidinti jėgą, tą pačią energiją, raumenų apimtis. Pati pagrindinė kreatino monohidrato formulė būtų šitie trys tarkim, produktai. Atėjus pas mus dažnai iškyla klausimas, kuo jie skiriasi. Realiai yra ta pati kreatino monohidrato formulė. Realiai jie skiriasi savo firmomis, kaip jau matome, ir skiriasi tuo, kad savo išdirbimo laipsnių galima pavadinti taip. Tai būtų Universal kreatino monohidratas, kuris yra mikronizuotas. Antras variantas būtų kreatino monohidratas Skytech firmos, kuris būtų kaip, jo tekstūra būtų jau kaip pudra, o American Muscle kreatino monohidratas, vėlgi ta pati medžiaga, būtų truputį mažiau išdirbtas, bet realiai kaip pasirinkti? Pasirinkti galima labai paprastai. Jeigu esam pradedantysis, galime rinktis American Muscle ar tai galbūt Skytech. Jeigu norim jau iš pat pirmo karto pasiekti kažkokį rimtą efektą, galima rinktis Universal, tarkim. Tai čia būtų vienas iš pirmųjų kreatino
monohidrato formų. Taigi, jie turi ir dar keletą tokių, kaip čia pasakyti, savo naujųjų brolių, tarkim taip pavadinsim. Tai gali būti irgi pasirodęs 2004 metais tokia formulė krealkalinas. Kuo jisai skiriasi nuo paprasto kretino monohidrato? Nuo paprasto kretino monohidrato jisai skiriasi tuo, kad jis jau turi vieną šarminę apsaugą, kuri leidžia patį kretiną pasisavinti geriau. Tarkim, jis jau yra jisai apsaugotas nuo skrandžio rūgščių. Tai mums leidžia pasisavinti jį žymiai geriau. Ir tarkim, jis duoda geresnį rezultatą ir kitą pliusą turi nuo šitų trijų savo pirminių variantų. Tai, kad jis nekaupia vandens. Tai va. O visus kretinus, kaip jau žinome, reikėtų naudoti su gliukozės tirpalu. Tai leis maksimaliau pasisavinti. Arba tai gliukozės tirpalas gali būti, ar tai kažkokios sultys, tai gali būti vynuogių sultys. Mums reikalingi, kretinui apskritai reikalingi angliavandeniai. Dėl gero pasisavinimo. Taigi, parodžiau jau dviejas tokias rimtesnės, tarkim, kretino formas. Viena iš tokių naujausių formų, kuri pasirodė tik tais šiais metais, tai būtų Kredženik. Būtų vokiškas kretinas, pakankamai rimtas varžovas, sakyčiau, šitiem kretinam prieš tai matytėm. Todėl, kad jis jau turi dvi šarminės apsaugas, kas mums leidžia dar maksimalesnį ir geresnį pasisavinimą. Pačio kretino formų yra labai daug. Ir čionais pats mūsų naujausias produktas, tai yra kelių kretino matricų mišinys, tarkim, vienoje kapsulėje. Tai, kas leidžia bet kokios sportininko, tarkim, siekiamiems rezultatams pasiekti. Šį produktą reiktų rinktis pagal meistriškumą, pagal treniruočių metodiką, pagal mitybą netgi, kad pasiektumėm tam tikrą, sakyčiau, maksimalų rezultatą. Na, tai, manau, šiandien būtų tiek apie kretino vartojimą mūsų mityboje. Prašome apsilankyti mūsų maisto sportui parduotuvėse arba daugiau informacijos rasite maistosportui.lt. Tęsiasi mūsų sporto klubo konkursas Krono galiūnas. Mes kalbiname vieną iš jų dalyvių, Mindaugą. Mindaugai, kodėl tu nusprendė dalyvauti šitam konkurse? Visų pirma, treneriai paskatino dalyvauti šitam konkurse ir nusprendžiau išbandyti savo jėgas. Šiaip turbūt vienas iš pagal amžių vyriausias esu iš dalyvių, tai galvoju, su jaunimu patirtis pasivaržys. Mano svoris apie 90, gal 92 kg, taip svyruoja. Kiek kartų tu išstumi savo svorio štangą? Šiandieną vėl fiksavau rezultatą, tai šiandieną išstūmiau 23 kartus. Geri rezultatai. Kaip tu manai, kiek reikėtų kartų išstumti, kad laimėti šitą konkursą? Pagal žiūrint, kaip kiti draugai, kolegos stumia, tai aš manau, kokių 27, gal 8 tai tikrai pakaktų. O aš pats galvočiau, nežinau, gal apie kokius 26 reikia stengtis išstumti. Tai net tiek jau daug ir trūksta? Dar liko porą savaičių ir 3 kartus gal dar pasistengsime dadėti prie 23. Konkursų dalyviams liko atlikti po 2 bandymus, o didysis finalas kovo 27 dieną. Taigi vasario mėnesio konkursą, kuriame mes klausėme, kiek diskinių svorių yra mūsų klube, laimėjo mūsų lankytojas Gražvydas. Taigi, Gražvydai, kiek sveria mūsų klubo diskiniai svoriai? 512,5 kg. Iš tiesų jie sveria 502,5 kg. Tačiau tavo atsakymas buvo arčiausiai tiesos. Kaip tau pavyko atspėti? Vieną dieną atėjau treniruoti ir vienu momentu buvo pakankamai mažai žmonių, todėl nusprendžiau pabandyti paskaičiuoti. Ir suskaičiavau 512,5 kg, tai gal truputį ir apsirikau. Tai kaip ir žadėta nugalėtojų atitenka firminiai sporto klubo Kronas marškinėliai. Prašau. O kovo mėnesio konkurso klausimas dar įdomesnis. Kokia mūsų trenerio Sergejaus dešiniojo bicepso apimtis? Nugalėtojų atiteks firminė Nike atributika. Teisingus atsakymus siųskite elektroniniu paštu info@kronas.lt iki kovo 31. Taigi šiam kartui tiek.
Ate.